Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, EasySEO rinkodaros agentūra. Šiandien turiu temą apie PHP serverio atnaujinimą. Aktualu tiems, kas turi WordPress tinklapius, ne tik, bet bus aktualu tiems, kas turi pranešimą savo WordPress'e, kuris atrodo maždaug taip. Jūsų svetainė naudoja pasenusią PHP versiją. Tai gali būti 7.4, gali būti ten žemesnė versija. Kas vyksta dabar ir kas yra serverio, kas yra PHP, kas yra per pranešimas. PHP yra programavimo kalba. Čia yra pranešimas apie tai, kad serverio PHP versija yra pasenusi, dabar yra naujausia 8.4, o jūs galite matyti 7.4, čia gal kas pamatys ir 5 versiją. Ką daryti? Labai rekomenduojama naujinti, bet kadangi yra keičiama iš 7 kartos į 8 kartą PHP, čia ne tai, kad yra skirtingos programavimo kalbos, kalba yra ta pati, bet pasikeičia daug funkcijų. Ką reikėtų žinoti, kad jeigu jūs naujinsit dabar iš 7 į 8 PHP, didelė tikimybė, kad WordPress'as arba tinklapis gali lūžti. Ką daryti tokiu atveju, būtent apie tai ir pasakosiu trumpai, ką reikėtų daryti. Bet prieš tai paminėsiu, kodėl reikia naujinti, dėl to, kad naujesnė PHP versija užtikrina į saugumą, geresnį saugumą, greitį, nes 8.4, ne tik 8.4 būtent versija turi daug naujų funkcijų, kurios yra žymiai greitesnės palyginus su senom funkcijom. Suderinamumas yra labai aktualus klausimas. Jeigu jūsų WordPress'e yra labai daug įskipių, pavyzdžiui, turite konstruktorių, kam įdomu, kas yra konstruktoriai, suveskit į paiešką, kas yra WordPress konstruktoriai, turiu apie tai paaiškinimą. Bet bus ir aprašyme, irgi įkelsime prie aprašymo ir pačiame tekste čia ir YouTube aprašyme bus nuorodas tai, kas yra konstruktoriai, aplamai, kas yra WordPress'as, kam įdomu. Gerai, tai pratęsiam dėl suderinamumo. Dėl to, kad WordPress'e gali būti naudojama labai daug įskipių ir, pavyzdžiui, tie įskipiai nėra suderinami viens su kitu ir kitas variantas, jeigu nėra naujausių versijų išleistų, būtent pritaikytų 8 versiją PHP, WordPress'as gali lūžti. Čia būtent dėl to ir parašyta pas mus, čia kaip įspėjimas, kodėl negalima iškart naujinti PHP, nes didelė tikimybė galima pamatyti va tokią klaidą. Tai turėtų, nepaminėjau, kas turėtų daryti tokį atnaujinimą, tai turi daryti programuotojas. Programuotojas, greičiausiai jūs turite kažkokį programuotojas, kuris sukūrė tinklapį arba kuris prižiūri tinklapį, tai galim paprašyti, pažiūrėk, mano dabartinė PHP versija, kas vyksta, ar galim atnaujinti ir panašiai. Taip, tai pasiruošimas labai svarbu, jeigu nuspręsit naujinti, jeigu neturit patirties, patyręs programuotojas turėtų pats pasidaryti rezervinę kopiją ir atnaujinimus turėtų daryti testinėje aplinkoje. Testinėje aplinkoje dažniausiai yra savo lokaliam hoste, tai yra lokaliai savo kompiuteryje arba subdomenė. Dažniausiai yra daroma, nes subdomenę galima ne tik atnaujinti, galima ir protestuoti ir suteikti klientui galimybę pamatyti ir protestuoti tinklapį ir gal net ir kažką pataisyti. Ok, kokia turėtų būti tvarka, kaip turi būti naujinama? Tai iš tikrųjų, jeigu labai tvarkingai žiūrėti tą procesą, reikėtų patikrinti suderinamumą turimų įskipių su įskipiais, ar jie yra pritaikyti naujai versijai PHP, nes yra didelė tikimybė, kad WordPress'as pats bus pritaikytas, bet tema arba konstruktoriai, kurie yra naudojami, jeigu naudojat konstruktorius, gali tiesiog neturėti naujausios versijos ir tada tikrai bus didelis strigimas po atnaujinimo. Tas atnaujinimas gali užtrukti. Tiesa, turėčiau paminėti, kad niekada programuotojai nežino, kiek gali. Kuo daugiau turite įskipių, to ilgiau užtrunka atnaujinimas pačio WordPress'o, serverio versijos, PHP ir visų kitų reikalų naujinimas. Kuo mažiau yra įskipių, to mažiau problemų ateityje. Gerai, tai pirmą paminėjau, reikia patikrinti suderinamumą, tada atnaujinti temą įskipius, atnaujinti WordPress'ą, atnaujinti PHP serverio versiją ir ištestuoti svetainę. Ką daryti, jeigu patikrinot, bet įskipiai, pavyzdžiui, arba tema, arba konstruktorius, kuris yra naudojamas, nepalaiko naujasias versijas? Tokiu atveju galima bandyti
taikyti žemesnę PHP versiją, bet geresnis sprendimas būtų tokiu atveju perrašyti, pavyzdžiui, naudojant kažkokį įskipį, jis atlieka kažkokią funkciją ir nėra naujos versijos. Galima tiesiog paimti ir perrašyti tą funkcionalumą be įskipio, tiesiog suprogramuoti nuo nulio būtent tą funkciją ir integruoti į WordPress'ą. Problema gali būti, jeigu WordPress'o tema neturi atnaujinimo, tai čia gali būti kaip ir jau didelis stabdis šitame reikale. Ir čia bus kaip dviračio išradimas iš naujo arba beveik kūrimas tinklapio nuo nulio. Jeigu tą temą naujinti pačiam, jeigu nėra išleistas tos temos atnaujinimas. Kas yra tema, irgi bus aprašyme. Ir privalumai temų naudojimo, mokamų temų naudojimo ir trūkumai irgi bus paminėti. Čia yra paveiksliukas, kaip sužinoti, kokius įskipius turit, ką turit. Prieš tai turėjau screenshotą apie tai, kaip atrodo pranešimas apie PHP versijos atnaujinimą. Galima, jeigu yra WordPress'as, nueiti po kairį yra meniu įskipiai arba plugins ir pamatyti, kiek yra siūloma atnaujinimų. Jeigu jie skiriasi, sakykime, per vieną skaičių, tai, sakykime, 4.03, o, pavyzdžiui, siūloma 4.04, tai reiškia nėra labai radikalus, greičiausiai niekas neturėtų lūžti, bet jeigu jūs turit kažkokią versiją, kokią nors įskipio 4.0, o dabar naujausiai yra pavaizduokim 6.0, gali lūžti tinklapis arba, sakykime, kažkoks funkcionalumas. Tai jeigu nueisit į savo įskipius, štai čia gali pamatyti pažymėtą galimi atnaujinimai, angliškai neprisimenu, kaip vadinasi. Taip, tai santrauka. Įspėjimas dar kartą, nenaujinti pačiam iš karto, nespausti naujinti, jeigu neturite rezervinės kopijas ir jeigu neturite laisvo programuotojo, kuris ištaisytų tinklapio klaidas, jeigu jos išlys arba visiškai užlūž tinklapis, nenaujinti pačiam, jeigu neturit galimybės čia ir dabar pataisyti. Kaip ir minėjau, tada patikrinti, ar yra atnaujinimai, atnaujinti WordPress'ą įskipius ir atnaujinti tada serverio PHP versiją. Pabaigai paminėsiu, kad tokia tvarka yra rekomenduojama ne tik dėl bendrai vaizdo, kad veikia, neveikia, bet ir dėl Google reitingų. Jeigu jūsų tinklapis turi Google reitingus dabar kažkokius gerus, pavyzdžiui, atliksit atnaujinimą ir puslapis bus neprieinamas, mes klaidas ir panašiai, tai gali paveikti Google reitingus, dėl to rekomenduoju laikytis tos tvarkos, kuri yra aprašyta štai čia. Jeigu kils klausimų, galit komentuoti arba susiekit, parašykit. Jeigu tai yra naudingas video, spauskite like, jeigu nepatiko, spauskite dislike, komentuokit, sureaguokit kaip nors. Iki sekančio karto. Iki.